Šiandien pasirinkau edukacijai temą, kuri man asmeniškai artima kaip vartotojo patirtimi. Tai kodėl šiek tiek papasakosiu vėliau. O šiandien dar pakalbėsim apie FOMO ir kaip pritaikyti savo versle. Tai dabar pagalvokite, ar esate susidūrę su tokia situacija, kai priimėt kažkokį skubotą sprendimą, vedini būtent tam tikrų paskatų. Kaip pavyzdys. Liko tik 2 vietos, paskubėkite, registracija užsidaro, nepavėluokite, nepraleiskite progos, taip šansas būti tarp pirmųjų. Vėliau bus tokia galimybė tik po kažkurio laikotarpio ir tas būtent toks skatinimas veikti. Taip pat pagalvokit, ar jūs veikia ir ar teko tokių situacijų patirti. Kalbant man apie save, būtent aš prisipažinsiu, asmeniškai aš esu labai, kaip čia pasakyti, paveiki šitiem dalykam, neatspari ir visada, kai turiu galimybę, registruojasi, dalyvauju ypač šitose temose, kurios man aktualios, įdomios, ypač jeigu lektoriai imponuojantis. Tai žodžiu, aš esu tas klientas, kuris visada pasimauna ant šito kabliuko. Ir kodėl taip yra? Dar noriu, kad truputėlį iš kitos pusės pagalvotumėt. Prisiminkit emociją, būseną, kai jūs galbūt iš tikrųjų kažko labai norėjot įsigyti, užsiregistruoti, bet nespėjot, pavėlavot, baigė nustoti galioti pasiūlymas ir panašiai. Taip, prisimenat turbūt tokių irgi atvejų. Ir kas tai yra? Tai būtent yra FOMO, Fear of Missing Out akronimas, kai mes bijome kažką praleisti svarbaus. Ir būtent šiandien norėsiu pakalbėti apie tą teigiamą pusę būtent FOMO, kaip mes galim jį pritaikyti savo versluose, o kaip tai galim pritaikyti būtent kuriant patrauklumą, paskatinti klientą veikti ir kurti verslo ryšius, megzti naujus verslo ryšius. Tai kaip mes galim tai pritaikyti? Kai mes kalbam apie būtent savo veiklas per įvairius pavyzdžius, kokie mūsų partneriai, klientai, tai mums padeda formuoti patikimumo įvaizdį. Tada, kai mes sakom, kad mūsų pasiūlymas galioja tiek dienų, arba tai mūsų tam kažkokia partija prekių, paslaugų yra limituoto leidimo ir tai sukuria irgi tą tokį stokos pojūtį, kas skatina veikti. Tas yra labai svarbu ir taip pat, kai mes dalinamės tomis istorijomis, sėkmės istorijomis, mes kuriame autoritetą. Tai tas labai svarbu, išnaudojant FOMO ir kaip galim realiai pritaikyti BNI, tai kaip ir sakiau, kurkite riboto laiko pasiūlymus, nes tai toks tarsi katalizatorius mus priverčia paskubėti, suveikti ir tada mums, kai mes komunikuojam savo bendruomenės nariams, tai jiems tai taip pat yra lengviau jūs rekomenduoti ir pasidalinti savo kontaktų rate. Taip pat galite pateikti pavyzdžių, statistikos apie paklausą, kiek mums buvo užsakymų, kiek per savaitę gavau rekomendacijų. Tai reiškia, kad tai vyksta realiai, kad aš esu paklausus, populiarus ir tai vėlgi tiek autoritetą didina, tiek pasitikėjimą. Ir labai svarbu mūsų istorijos. Storytellingas visada yra aktualus, nes mes taip kūriam emociją, mes taip kūriam siužetą, mūsų taip geriau įsimena ir taip mes geriau perduodam savo norimą žinutę. Ir FOMO tai nėra baimė, tai yra galimybės. Ir būtent per šitą teigiamą dalyką turėtume jį išnaudoti. Skatinkim klientus veikti, rinkimės būtent tiksliniai auditorijai aktualius tuos punktus, klausimus, kurie gali sužadinti jų veiksmą. Ir labai svarbu visada užbaigti call to action dalykų. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad veikite šiandien ir jūs. Tiesiog neleiskite kitiems praleisti jūsų kuriamos vertės. Ačiū.